Sveika, Ieva. Tu čia ką, lūpdažį neišsirenki? Labas, Dinai. Būtų gerai. Niekaip nesugalvoju, ką veiksiu mokyklą baigusi. Tu? Taigi dėl tavęs moksliukės visi universitetai susipeš. Va, man tai reikėtų galvoti. Nestosiu aš į jokį universitetą. Supratau, kad pirmiausia noriu išmokti amato. Rimtai? Kuo rimčiausiai. Tik pasižiūrėk, kiek Lietuvos profesinės mokyklos turi pasiūlymų. Net nežinau, ką išsirinkti. Ir tuo noriu būti, ir tuo. Gražiai atrodo. O klausyk, gal man kokį variantą radai? Radau. Kuršėnų politechnikos mokykla. Parodyk. Kuršėnų politechnikos mokykloje pats šventės įkarštis. Tikriausiai taip galima vadinti egzaminų, apibendrinančių visas šiųmetės pastangas laiką. Dar vienerius mokslo metus iš per 40-metį perkopusios mokyklos baigė virėjai, padavėjai, staliai, baldžiai, automobilių mechanikai, kiti įvairių sričių paslaugų sferos specialistai. Rengiami čia net pagal 38 formaliojo ugdymo programas. Kuršėnų politechnikos mokykla yra svarbi ne vien tik tais Kuršėnų krašto žmonėms, bet ir visai Respublikai, nes 2014 metais į mokyklą atėjo iš 56 mokyklų mokiniai ir tai yra geografija nuo Klaipėdos iki Biržų. Kuršėnų politechnikos mokyklos stiprybė – pedagogų kolektyvas, kuriame ne tik bendrųjų kompetencijų gebantis mokyti, bet ir verslo meno subtilybes atskleidžiantieji. Patys įvairiausi konkursai, projektai, parodos, taip pat ir tarptautinės, paskata drąsiai pasauliui demonstruoti puikų profesinį pasirengimą. Na, o pastaraisiais metais Kuršėnų politechnikos mokyklos ugdytiniai stažavosi Ispanijoje, Portugalijoje, iš viso įgyvendinta 13 projektų, suteikusių galimybę mokytojams tobulinti kvalifikaciją, o mokiniams visą mėnesį atlikti praktiką užsienio šalyse. Naujuosius mokslo metus Kuršėnų politechnikos mokykla pasitinka skelbdama vertingą naujieną. Norėdami tenkinti pilnai darbo rinkos ir mokinių poreikius, šiais metais mes atnaujiname mokymo programas 4 ir dabar mokiniai turintys vidurinį išsilavinimą galės mokytis keletų specialybių 1 metus. Tai automobilių mechanikų, padavėjo barmeno, virėjo. Taip pat parengėme naujas programas tiek mokiniams po 10 klasių, tiek mokiniams, kurie turi vidurinį išsilavinimą. Tai smulkiojo verslo organizatoriaus ir elektroninės prekybos agento. Atsižvelgiant į darbdavių poreikius, mes šiemet taip pat turėsime naują specialybę, suvirintojo specialybę mokiniams, kurie turi vidurinį išsilavinimą. Šitos programos trukmė taip pat 1 metai. Svajojantieji išmokti amato Kuršėnuose laukiami jau po 8 klasės, priimami į 1 gimnazijos klasę. Baigę 9, kviečiami į 2 gimnazijos klasę. Kartu įgyjamos staliaus ar virėjo specialybės. Baigę pagrindinę mokyklą, laukiami 3 gimnazijos klasėje. Po 3 mokslo metų iš mokyklos jie išeis nešini vidurinio išsilavinimo atestatu ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimu, galiojančiu visose ES šalyse. Beje, baigusieji 12 klasių mokykloje užtruks vos metus, pusantrų, daugiausiai 2, nuo pasirinktos mokymo programos sudėtingumo. Kad mokytis būtų patogu, sukurta nepriekaištinga socialinė aplinka. Šiais metais atnaujintas bendrabutis. Taip pat mokyklos bazė yra atnaujinta, įgyvendinant projektus, tai automobilių mechanikų naujas autoservisas, kavinė ir mokomoji laboratorija padavėjams barmenams. Taip pat savo lėšomis atnaujiname kirpėjų specialybės visą bazę ir ateityje tikimės atnaujinti pardavėjų specialybės mokymo bazę. Profesijos pradmenys, pirmieji įgūdžiai įgyjami moderniose laboratorijose, cechuose, dirbtuvėse. Staliai ir baldžiai dirba net 5, aprūpintose čekiškomis juostinėmis medienos pjovimo bei plokščių, medienos pjaustymo su pirminiu įpjovimu, itališkomis vienpusėmis medienos obliavimo, austriškomis šlifavimo bei frezavimo staklėmis,
daugybė kitų modernių įrenginių. Pasirinkau šią mokyklą, nes man labai reikėjo stažo specialybės, vis dėlto man šis darbas patinka. Manau, nes jeigu pasirinki darbą, kuris tau nepatinka, tai tiesiog tik kankiniesi iš tikrųjų, o jeigu pasirinki darbą, kurį tu mėgsti ir tau jis yra mielas, tai tau jame ir sekasi. Domantui medis ne naujiena, vaikino tėtis Stalius. Juokėsi užaugęs tarp juvenų ir drožlių. Todėl nė klausimas nekilęs, ką, metalą ar medį rinktis. Man medis toks, kaip sakant, lietuvių į mišką įėjus, net širdį suspaudžia, tai ką žinau, man su medžiu reikia labai atsargiai ir kruopščiai elgtis, ne kiekvienas iš tikrųjų gali tai padaryti, kad iš tam tikro medžio paėmus gauti kokį nors gaminį, nes reikia tiek atsirinkti ir medžio rūšį ir žinoti jo visas ydas, savybės, geras, blogas, kad susidūrus su problemom žinotum, kaip jas spręsti. Automobilių mechaniko, vienos populiariausių specialybių, mokiniai mokosi net 2 mokomuosiuose autoservisuose. Jei neskaičiuotume bendrosios šaltkalvystės, suvirinimo elektra ir dujomis dirbtuvių. Šių įgūdžių automobilių gydytojai taip pat privalo įgyti, o kur dar visi 5 jiems skirti technologijų kabinetai. Todėl nebe pagrindo Domantas Jatulis, ką tik grįžęs iš praktikos užsienyje, konstatuoja. Neatsiliekame tikrai, viskas labai panašus servisai, užsienyje keitėme sankabas, perrinkdavom stabdžių suportus, dirbdavom tokius tikrai kasdieniškus darbus. Domanto svajonė čia, Lietuvoje, atidaryti savo autoservisą. Kaip ir Gabrielės, įsteigti grožio saloną. Būsimai kirpėjai amato vertė akivaizdi. Manau, kad tai yra labai naudingas amatas, nes jeigu tu nebūsi profesionalė, tu vis tiek galėsi kurti grožį savo namiškiams, artimiesiems ir tiesiog manau, kad ši specialybė yra labai naudinga. Išties kirpėjų profesiniam rengimui tarnauja 2 mokomosios kirpyklos, aprūpintos pačia naujausia įranga, įrankiais, aparatūra. Dėl to nė per žingsnį neatsiliekama nuo įnoringiausių mados tendencijų. Beje, Gabrielė pastebi ir dar vieną, nemažiau patrauklų mokyklos, kuri taps darbinės karjeros startu bruožą. Iš tikrųjų, šitą mokyklą rinkausi dėl renginių. Nes labai mėgstu renginius, taip pat mūsų mokytojai yra labai profesionalūs meistrai ir tikrai planuoju šitą specialybę. Pagal šitą specialybę dirbti ir čia, manau, geriausių mokytojai ir daugiausiai veiklos. Virėjų profesiniams įgūdžiams nauja virtuvė, kokybiškiausia įranga. O gardžiausius meistrų kūrinius žaviai patiekia padavėjo barmeno specialybės mokiniai. Juolab, kad nuobodulys nei vieniems, nei kitiems negresia. Dažniausiai tai improvizuoju. Taip išreiškiu savo laisvas mintis ir bandau kurti. Visos galimybės panūdusiems gilinti anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbų žinias. Šiltą, draugišką toleranciją grįstą atmosferą padeda kurti ir mokyklos psichologas, o karjeros koordinatorė pasakoja savo sėkmės istoriją, kuri taip ir vadinasi – Kuršėnų politechnikos mokykla. Aš iš tikrųjų turbūt kaip ir daugelis 16-17 metų mokinukų gal tiksliai nežinojau, ko aš tada noriu. Ir tarkim, pirmutinė mano pasirinkta specialybė buvo, kaip sakiau, šioje mokykloje, padavėjo barmeno specialybę pasirinkau. O vėliau, metam einant, dar supratau, kad kažko noriu dar daugiau. Tai baigiau Šiaulių universitete pradinio ugdymo pedagogiką. Bet taip tiesiog susiklostė, kad grįžau čia, savo pirmąją mokyklą. Šiuo metu dirbu karjeros koordinatorė. Ir mano misija yra tokia, kad tiesiog padedu mokiniams pasirinkti savo tolimesnį karjeros kelią. Tolesnės studijos, sėkmingas įsidarbinimas, amatas, įkvepiantis steigti individualias ar šeimos įmones, tapti klestinčiais verslininkais, tokia Kuršėnų politechnikos mokyklos mokinių ateitis. Tokią perspektyvą regi ir šio krašto šeimininkas.
Trūksta gerų specialistų, gerų darbuotojų, tai čia yra pradžia, kalvė, kur ruošiami jauni ir be abejo, kurie gabus, kurie norės dirbti, liks Lietuvoje. Pasikeitė ir atlyginimai, kadangi suprato verslininkai, kad be gerų specialistų, be gerų darbuotojų įmonės neišgyvens. Kuršėnų politechnikos mokykla svarbi savajam kraštui, šaliai. Kiekvienam žinančiam, ką naudingo, kad išreikštų save, čia ras. Ir tapęs jos mokiniu, anksčiau ar vėliau ištarė. Šioje mokykloje esu labai svarbi. Buvau modeliu, dalyvau Šiaulių profesinėje parodoje, taip pat Vilniuje, studijų mugėje ir Kupiškio mieste. Baigusi mokyklą, būsiu kirpėja. Aš esu labai svarbus mokykloje, kaip būsimasis padėjėjas barmenas. Aš esu labai svarbi mokykloje. Aš esu labai svarbus šioje mokykloje. 4 savaitės buvau praktikoje Ispanijos mieste Barcelonoje. Ten jau dirbau automobilių, automechanikos darbą, kurį tęsiu ir ateityje. Aš manau, kad esu iš tikrųjų šiai mokyklai labai svarbus asmuo, net labai.